Būtent savo darbe aš dažniausiai susiduriu su žmonėmis, kurie jaučia būtent įvairius skausmus. Tai gali būti raumeninės kilmės skausmas, galbūt jam įvyko trauma, galbūt tam tikrų slankstelių poslinkį, tai gali būti labai įvairu. Tačiau noriu priminti žmonėm, kad ne tik šios problemos yra svarbios. Galbūt jums nesilenkia rankos mažylis pirštelis taip, kaip jūs norėtumėt. Galbūt jums užklumpa migreniniai skausmai. Tai taip pat galima spręsti būtent kineziterapijos būdu. Pas kineziterapeutą gali kreiptis ne tik tai žmonės, kurie jaučia skausmus, bet ir tie, kurie nejaučia jokių, bet norėtų patobulinti savo laikyseną, pagerinti mobilumą, o galbūt tiesiog judėti lengviau. Taip pat laukia ir žmonių, kurie skundžiasi griaučių raumenų sistemos ligomis, galbūt neseniai patyrė insultą, o galbūt būtent vargina kitokie skausmai, bet norėtų savo palengvinti gyvenimą. Taip pat kviečiu atvykti ir žmonės, kurie dirba sėdimą darbą, galbūt daug laiko praleidžia nepatogiose padėtise, o galbūt dirba šaltoje aplinkoje ir jų sąnariai yra šiek tiek sustingę. Siūlau pažvelgti į savo sveikatą šiek tiek plačiau ir įsivertinti galimybės. Į kiekvieną atvykusį pacientą aš žiūriu labai individualiai. Manau, kad žiūrėti būtent tik į vieną regioną neužtenka. Reikia žiūrėti į visumą, reikia žiūrėti į žmogų plačiai. Todėl būtent savo kineziterapijos metu aš taikau elektrostimuliaciją, kineziologinį teipavimą, taip pat taikau sąnarių mobilizacijas bei kitas technikas. Viską pritaikau būtent tam žmogui pagal poreikį. Mane galite rasti Saulės šeimos medicinos centre. Manau, kad jūs galite gyventi geriau ir judėti lengviau.